Sveikučiai, šiandien gaminsime karamelizuotų svogūnų pyragėlį. Gardžiam svogūnų įdarui reikės prieskonių, tai kaip visada naudoju česnakus granuliuotus, pipirus, druską, čili dribsnius, taip pat reikės balzamiko acto, worcesterio padažo ir dar klevų sirupo. Papildomai dar dėsiu ir sūrio. Supjaustytus svogūnus dedam į keptuvę su trupučiu aliejaus ir juos po truputį lėtai kepam, pridėdami prieskonių. Procesas užtrunka pakankamai ilgai, nes reikia juos neprisvilinti, o tiesiog gražiai sukepti. Tai dedu druską, pipirus, pagal skonį galit daugiau arba mažiau dėti, balzamiko actą ir klevų sirupą ir viską po truputį kaitinam. Taip paruošti svogūnai turėtų būti malonaus saldžiarūgščio skonio. Kepimui naudosiu deflektorių ir picos akmenį. Kuriam kamado ir kaitinam jį iki kokių 200 laipsnių. Į truputį atšildytą tešlą dedam įdarą svogūnų pasiruošti. Svogūnai turi būti visiškai iškepę ir turi būti malonaus skonio. Dar galima įdėti sūrio arba vietoj svogūnų galit naudoti taip pat ir grybus, labai skanu. Su įdaro kiekio nereikėtų persistengti, nes viskas turi iškepti pakankamai greitai. Tai jeigu labai daug pridėsit, tai tokiu atveju teks kepti ilgiau ir per tą laiką tešla gali tiesiog perkepti. Ir dedam viską į tešlą. Klijuojam galima ir su kiaušinio mišiniu, galima ir tiesiog su vandeniu. Aš kraštus apspaudžiu šakute, tai tiesiog ir dėl grožio, ir dėl to, kad neišbėgtų turinys. Dar papildomai padarau skylutes tam, kad pyragėlis išleistų garus bekepant ir neišsiskirtų tešlos sluoksniai. Kepant galima dar patepti arba sviestu išlydytu, arba kažkokiu aliejum, šiuo atveju naudoju česnakinį alyvuogių aliejų. Ir kepsiu ant to pačio popieriaus, taip yra paprasčiau, mažesnė tikimybė, kad prilips, nors galima dėti tiesiai ant picos akmens. Deflektorių ir picos akmenį reikėtų į kepsninę dėti iš anksto, tam, kad jie pasiektų tokią pačią temperatūrą kaip ir kamadas, o pati temperatūra stabilizuotųsi. Tai man geriausia temperatūra yra apie 200 laipsnių, bet gali būti jinai ir mažesnė, ir šiek tiek galbūt ir didesnė. Na, tokį pyragėlį galima kepti ne tik ant picos akmens, bet ir ant grotelių, jeigu jo neturite. Na, kepti galima tik iš vienos pusės, puikiai iškepa, bet jeigu norit šiek tiek įduoti spalvą ir viršutiniam sluoksniui, tai tiesiog galima tą pyragėlį ir apversti bekepant. Tokiu atveju bus truputį paskrudęs iš abiejų pusių. Skonio derinys tikrai puikus, galima, kaip minėjau, naudoti ir grybus, bet pabandykit būtinai ir karamelizuotus svogūnus, tai tikrai labai skanu ir greita pasigaminti. Skanaus ir iki kito karto.